Vis aš Martynas ir šiandien aš žaisiu Minecraft 11 gal dalį ir aš noriu enchantinti savo eksą efficiency 4. Gal netęsiu ir nebenoriu šio kažkaip jau enchantinti. Ir aš ką padarysiu, tai šiandien pakilsiu į orą ir tiesiog nusileisiu su lyg. Nu taip, tai tikrai nebus, gal ir bus, bet man tiesiog bet kokios XP fermos reikia. Aš tiesiog šitą video ramiai noriu paskraidyti su savo, noriu radinio ir nueiti smėlio prikirs. Aš planuoju išgriauti visas tas grindis iš Vilnos ir padaryti smėlio grindis. Bet man būtų gerai, jeigu aš raščiau aš Ende šiaip buvau ką tik, norėjau padaryti kaip Edvis, žiūrėti Edvio video ir daryti, bet sakau, man per kompą trukdysis kažką, sakau, tiesiog iš kadro gal padarysiu, kad turėsiu laiko ant telefo filmuoju, tai sakau, gal iš kadro tiesiog padarysiu fermą ir ten aš padariau per video, bet aš tada sugalvoju, ką man filmuoti. Aš ten žinojau, ką daryti reikia, tai tik 3 stekus blokų į vieną pusę reikia. Ir viskas. Ir šitą epizodą, ką aš noriu padaryti, dabar nuvaryti, pakeisti savo grindis. Man Vilnos nebereikia, kaip šitų avių nebereikia. Dėl aš vieną iš jų nežudžiau, neklauskit, bet taip būna. Aš jų nežudysiu, aš jom jų Man pagaliau reikia namų, nes man atsibodo gyventi tenai. Aš čia, kiek man draugas sakė, šičia man namas netinka. Aš pats žinau, kad man čia namas netinka. Aš gerai sugalvoju čia su tais direktoriais, nes jeigu aš vykdyčiau reidą, bet aš vykdysiu reidą, kaip aš turėsiu, manau, galingiausių serverį. Viską, nes ten tie su eksais, tai kur va prieš juos nesirauti geriau. Jeigu aš vos nuo intermeno nepasikroviau, tai kaip aš nuo jo nepasikrausiu. Ir aš tuoj grįšiu nuo tale. Gerai. Man dabar reikia žirklių, mano žirklių. Plus man dar reikia inventorių susitvarkyti po galais. Martynai, kas su tavim daros, kodėl tu taip arba iš endstone gal gerai mano grindys atrodo. Jeigu ką, tai aš tiesiog pakeisiu gal į kokį bedroką. Kodėl aš ką tik tai pasakiau, suprasit, kad čytinu, nes bedroką iš viso įmanoma gauti. Nežinau kaip. Reikės nueiti į Edvio video pasižiūrėti. Kodėl aš viską iš Edvio kopinu, nes jis geriausias Minecrafteris Lietuvoje. Ir apie daugą negalim. Aš pirmą kartą su juo šoviau. Tai aš reidą su juo nešoviau. Nes aš buvau padaręs reidą, kas nežinot, nueikite į kažkurį mano epizodą ir pamatysit, kad aš reidą dariau. Ir aš taip įsigandau, nes aš maniau, kad ten Herobrinas, bet nežinau dėl ko, bet aš Herobrinu netikiu. Arba aš pragėriau savo žirklės, arba aš jų nerandu. Kam aš pasidariau diamantinį pikeksą, aš tą kastuvą aš turėjau, aš nusakiau, kaip aš myliu gyvenimą, o gyvenimas myliu. One shot. Oi, man dar reikės naujo diamantinio pikekso. Nebent aš ant šito mindingą uždėsiu, bet aš tikrai nešvaistysiu savo lygio dėl kažkokio Ok. Biškį nesineruoti. Tu valim, kad gal gaidį. Davai. Čia viską reikia išnešti. What the fuck? Oh my fucking god, hebra. Aš geriau šarvus, jie mane labai saugoja. Nes buvo taip va, aš buvau ant vienos širdelės per tą, bet aš iššokau į portalą, atsispaudinau namus, tas endermenas mane atsekė, bet
už mano slėpą buvo, tada aš nuskridau dar kartą į Endą, o tenai tai aš jau būčiau miręs. Tenai gerai, kad aš turėjau Golden Apple ir jį suvalgiau. 2 turėjau. Pala, aš jeigu ant Stauną va tokį va panaudosiu savo namų, nes aš vieną epizodą, man atrodo, kaip ėjau šitos va elitros, kuri mano ir taip pusiau suvaryta, gal tik tai galiu pasakyti. Aš nekantrauju būti full netrai. Aš kaip norėsiu būti full netrai, tai pasikeisiu versiją į 16, tada darysiu tiesiog stripmindinsiu Buildederaito, bet aš jau tada turėčiau būti viską pasidaręs. Aš šitą manau setupą iš karto uždėsiu, bet aš ant jo visą upbreakingą turėsiu užsidėti, visas upbreaking knygas. Dabar tik liko upbreaking knygos ir tada jau viskas. Aš manau, kaip aš uždėsiu upbreaking knygas, man tada reikės per daug užančianti mano kardą. Gal pabandyti Sharp 4, nes Smaitas jis netinka niekam. Aš pasigūglau, Smaitas toks lievas. Jisai tik kiba skeletonams, o skeletonų fermos nedarysiu. Ir manau, aš pabandysiu gauti tokių mobų, kurių įmanoma visų galvas. Ir tiesiog savo name pastatysiu, arba pastatysiu tenai, kur pragare gal kažkur, kad baisiau atrodytų ir aš. Aš rimtai kalbu. Tu ką pamiršai? Aš noriu auksinį kardą išnaudoti ant šito. Okay. 200. Aš rimtai gutai. Man reikės dabar iki Endo nuvaryti, man steko neužteks. Kiek tu žvėri mažutė? Man steko, tai neužteks. Man steko, ne. Jeigu šitoj pusėje jau kiek įsinaudoja. Oi, aš čia biškį, man reikėjo tiesiog manau, kad Stone arba Dirtą naudoti. Bet tas gerai, kad aš Stone turėjau turėti labai daug. Nu, ne labai daug, bet tiesiog normaliai Stone turėjau turėti. Man gal tiesiog Stone'as labiau prie širdies negu Vilda. Vilda! Šiaip aš jau buvau beveik Vildos baigęs, bet Aš jam piršinę. stekas jau tiek. Oi, tai gal ir visai greitai, jeigu aš turiu daugiau stekų. Bet tas gerai, kad aš turiu 2 stekus Vildos. Oi, tai aš galėsiu dabar tiek pasidaryti. Bet aš tai bijau sprogti. Man tada reikės gal po 2 epizodų jau nueiti į Netherį pasimainint bent achievementą gauti derbis, bent vieną derbis reikės. Bet man atrodo šitoj man neis nieko padaryti, nes jau viskas yra sugeneruota šita versija. Ten aš ir skaičiau tam Google, žinot. Na, Google tiesiog nesakysiu, kaip vedžiau pornografiją. Kodėl aš pasakiau, kad aš žiūrėjau pornografiją? Nekreipkite dėmesio, mane aš tiesiog nusišneku, nes nėra ką kalbėti, dėl to aš ir nusišneku. Aš ten Stone norėjau ant pilies, aš norėjau čia didelę pilį pasistatyti ir tada į tą šitą vietą, bet aš pasistatysiu ten už portalo, ten tiesiog visą
beikoną surinksiu, jeigu... Bet aš šitus čiasus perkelsiu į vidurį, nes man reikės. Man dabar reikės nuskristi iki endo. Arba tiesiog už kadro, arba per kitą video aš padarysiu. Aš šiaip galėjau nuo vidurio pradėti, aš būčiau čia susidėjęs, bet čia, manau, aš perkelsiu arklį, viską. Aš jau sėdėsiu tam judinėjau, man dabar, manau, reikėtų pajudinėti, nes aš turiu litrą, dėl to man dabar jo ir nebereikės. Arba aš jį galiu nužudyti. Ne, ką aš nežudysiu, vargšų gyvūnėlį. Tegu stovi, atsiprašau, aš labai blogas šeimininkas, tau neduodu nei valgyti, bet kažką sugalvosiu, gal sugalvosiu kažkur aš jį įkišti. Tai aš dabar gal smėlio prisikasiu ir padarysiu, aš ką man to smėlio, aš turiu irgi daug tekųjų. Aš turiu! Man jo reikėjo. Aš iš jo norėjau, bet aš iš endstone darysiu, tada man reikės 2 efficiency pickaxes sunaudoti, man reikės 2, manau, efficiency pickaxes. Man reikės visą šulkerį endstone turėti, tada visą išleisiu visą namų. Aš iš endstone namų nenoriu, man iš šito, manau, bloko reikės namus pasidaryti. Arba iš bet ko. Вот. Labai netinka, aš žinau, jūs sakysit, Martynai, netinka, čia nesu endstone. Taip, aš endstone dėjau ir aš jau... Arba aš tiesiog į smėlio padarysiu, nes man to smėlio nėra labai gaila. Man dabar reikės, manau... Aš durnas! Aš labai durnai padariau, bet jis yra labai gerai, kad aš nenumiriau. Ok, man dabar tiek efficiency, aš galėjau suenchantinti, aš būčiau dar greičiau kasęs. Arba aš aplinkui smėlio turiu ir pasidarysiu daug kastuvų. Nereikės daryti, nes aš turiu ten ironinį. Manau, aš šitą visą išnešiu tada. Nereikės. Aš supratau, kad aš morkų neturiu. Oh my fucking god.
O, vos į lavą nekrito, oi būčiau pasigailėjęs. Šit. Man kalbos stono labai reikia. Ne, ką, aš nenoriu ją pačiai krist. Oi, tu no! Man gal vis, aš nežinau, kuriuo man statyt, man šiaip ant stauno, šiaip žymiai gražiau atrodo, tai aš man atrodo, ant stauno nuvarysiu už kadro, prisijungsiu, nes man į endą tai reikės labai daug varinėti už kadro, nes ten net ir per video man reikės varinėti, nes jeigu mano aitimas, pavyzdžiui, koks sulūžtas, nesulūžo, beveik sulūž, pavyzdžiui, elytra. Tai aš tiesiog nuvarysiu kitamai, paimsiu XP, PM9, tai dabar aš tiesiog, manau, pastatysiu, arba į smėlio pastatysiu tą pilį, arba iš endstauno, bet man atrodo, kad aš pilį pastatysiu į smėlio, ant stauno panaudosiu namą, nebent dar pusę šulkerio kokią liks ant stauno tada, nes ten gal, tai pusę nebent. Smėlio reikės, smėlio man reikės šiaip, nežinau ko, bet man reikės smėlio. Tai ne, aš dar nenoriu, aš labai noriu filmuoti, nes labai trumpas video gausis, man atrodo trumpiausias, tai aš galiu jame parodyti savo villagerius. Man atrodo, aš pamiršau, kaip jie gana, aš vis pamirštu, pasižiūrėjau YouTube'ą ir atsimenu, man reikia, manau, nėra daugiau pasakyta dar vienas, bet iš kur aš villagerį dar vieną gausiu, nueisiu, nuskrisiu į tą, aš jums noriu aprodyti tą kanalį. Ai, kažkur. Čia turi būti dar vienas villageris, ir iš jo tiesiog su valtim tempiausi 3 kartus. 3 villageriai mirė, ten liko dar kokie 2 villageriai, 3. Dar galėsiu prisigabinti, bet man tada jie turi duoti tokius geras knygas, kokias aš naudoju, aišku. Šiaip gal ir aš jau biškį pripratau prie tų ferverkų. Bet aš netyčia juos visada ne vieną. Kur aš esu? Oi, tu naštai, pagalvojau, kad aš... Kur aš esu? Nebebus daugiau video iš kaimėlio. Lava pūlas. Ne! Oh my... Aš nepažiūrėjau, kiek gailina man. 0. Mažai, čia negailina. Labai armorą įdas. Labai blogai. Tai dabar su elytra pabandysiu ir pažiūrėti, kiek man gailina. Gerai, gal aš ir durnai labai darau. Oh my god, ne. Ar aš galiu atrasti namus?
Aš taip dabar pasiklydau, manau. Man reikia eiti atgal. Čia buvo tiek daug karių. Aš tiesiog būčiau toliau pavaręs ir gal būčiau ir surinkęs, bet jau man biškai ir nelabai. Aš įveikiu drakoną ir kai paimi ten daug endstone'o ir tu kai mėgsti ten tokias spalvą kaip endstone'as ir aš dar šitokio keivonį nebuvau radęs, bet aš jį varysiu nebent jeigu bus aukso. Aišku, čia nauji čenkai, kodėl aš turėjau galvoti, kad čia seni čenkai. Jeigu čia bus, ko man reikia, tada paimsiu, man reikia gal dar kalvo biškį man reikia. Bet kai aš toks gyvas, vat aš duodu bazarą, aš dar niekada nebuvau. Aš toj grįšiu. Ok, ką tik atsitiko taip, kaip nenorėjau. Aš kol nuėjau atsigert, aš kaip sakiau, toj grįšiu ir kažkodėl aš be litros, nežinau. Ai, nes už mano nugaros susprogo kliperis ir aš namų neberandu. Man dabar taip iki endo reikėtų nuvaryti. Bet aš 0 turiu ender perlų, tai aš ko pavaidau. Nesakyk, kad čia ne mano kaimelis, prašau. Aš nuskridau į tą pusę, atsiradau toj pusė, kas per šūdas. Aš nežinau. Man reikės, manau, tų bookshelfų ir pasigaminti tada nuvaryti iki to village'o. Aš nežinau. Ai, pala, aš net ne į tą pusę. Toj pusė village'as, va, link mano cukranendrių fermos. Manau, vis tiek reikės kažkada automatinę padaryti. Vis tiek aš šoku. Tai neina, per cukranendrius neina skrius. Šičia, va, kažkur aš dar tą antrą kaimelį buvau matęs. Aš iš čia man atur gabenau. Aš noriu pabandyti, pažiūrėti, kiek man zonas dėlina. Tiksliai, oi, aš nebenoriu žiūrėti, kiek man dėlina koks mobas. Aš taip prarasiu elitą. Ne dėl mirties, o dėl to, kad aš jį vėl pasiklydau nuo namų. Ką tik radau namus namų. Nepasiklydau. Ką jūs manote, aš pasiklysiu? Gerai, šitas bus pats nuobodžiausias 11 epizodas, nes aš norėjau daryti fermą, bet sakau, aš noriu ir su villageriais dirbti, aš noriu viską daryti čia. Tai aš nežinau, jūs gal parašykite komentarus, ką man daryti. Mamas. Aš galėjau daugiau pasirinkti endstone'ų, bet sakau, man užteks tiek ir sakau, viskas bus gerai, bet jau man atrodo, aš iš kadro tada pradėsiu rinkti kontūrus viską, tą namą statyti viską. Man reikia cobblestone'o ir stone'o. Cobblestone'as. Aš neturiu cobblestone'o. Turiu dar šulkerį kažkuriam pala. Kur mano dar vienas šulkeris? Ar aš jį čia įdėjau? Kur mano dar vienas šulkeris? Aš buvau juos 3 pasigaminęs. What? Negali būti, kad aš endermeno fermai palikau tiesiog savo šulkerį. Tarkim, viskas gerai. Aš manau, aš tiesiog į tą dykumą labiau įskrisiu, gal ten rasiu kokią piramidę, gal tu piramidė kažkas gero bus, nežinau. Aš manau, aš dėl to, man atrodo, aš ištuštysiu šitą arba nuvarysiu greit iki, surasiu kitą miestą ende ir tada pasimsiu tų šulkerių daugiau, nes aš maniau, kad jie nieko nevertingi, tie šulkeris kaip turės. Man svarbiausi daiktai. Gerai, aš galiu pabandyti ant šparmų sudėti, bet aš neturiu tiek aukso. To reikia, man iš aukso geriau atrodo, negu iš paprastai.
Bet aš dabar nedarysiu. Aš padarysiu, manau, iš kadrų. Aš nežinau, kodėl aš viską noriu iš kadrų padaryti, bet jeigu man neis paverst, o man eis su šitais paverst, aš nežinau. Ar man eis, man atrodo, man reikia nuvaryti į testingo pasaulį ir pasitestuoti, ar man eis uždėti paskui netherite'ą, ar liks netherite'as, bet man pofik. Bent tada aš pasidarysiu naujus, aš turiu materialus. Va, radau, paskutinį radau, reikės tada reikia pasigabenti villagerį. Nežinau dėl ko, bet man reikia tų villagerių. Ai, čia mano dar senesni armorai buvo, tie ironiniai jau, kaip aš dar tik pirmą iron setą turėjau, va, jie tokį, va, protection 2, tada kelnės paprastų, ne, ženčiantinti batukai, kelnių dėl kelnių nieko nežinau. Čia, man atrodo, aš viską 30 lygio užsienčiantinu, arba ne 30, nežinau. Bet tas gerai, kad jie netokį yra plaužyti kaip šiti, tai jie man daug padėjo. Protection 1, čia aš iš villagerio gavau. Fire Protection. Protection 1 ir šalm. Aš su šitais įveikiau reidą, jūs įsivaizduojat. Su šitais armorais aš įveikiau reidą, dėl to aš pusę pasilikau. Nes man apsimint reikia, nes aš įveikiau reidą. Ir dabar man reikia susidėti. Ne taip. Man taifa. Ir daugiau nieko. Nes manau, va taifa. Dar kaptukas būtų, tai man reikėtų patraukti. Bet aš dabar ką noriu pasidaryti, va taifa, bum. Taifa. O, taip gerai, smithy table, taip ir gaminas. Aš šiaip negalvoju, kad taip gaminas, bet taip ir gaminas. Dabar aš galiu nusimti armorus, viskas, aš be armorų žaisiu. Ok, bum. O, visai deimantiniai kietai atrodo. Aš gavau achievementą. Va, iš aukso tai jie visai gerai atrodo. Armor trip gold material. Deimantinis setas jau pas mane. Gal aš tiesiog skrendu. Oi, kodėl aš tik damage gavau, aš nežinau, bet manau, aš kaip užbaigsiu viską, aš tada šitą visą man reikia nugriauti, nes man labai gerai gausis namas. Aš manau, šitą visą nugriausiu ir ten, kur tas dirtas, aš statysiu namą, bet man žymiai daugiau reikės cobblestone'o. Cobblestone'o labai atsiprašau. Man reikės stone'o labai daug. Man reikės dar ir, manau, aš čia statysiu. Aš vis tiek ant šit, aš galiu palikti, nes aš ant šitų statybų išgriovau, bereikalo. Arba aš šitą namą patrauksiu, bet aš čia gerai iškasiau. Per daug šiaip, bet man šiaip paprasto smėlio labai daug reikia, aš nežinau dėl ko, bet man šitas smėlis čia nelabai tinka ir aš jį išgriausiu visą. Greitai pasirodo, aš tas smėlis įvadinau, nes aš tada išėjo labai smėlį padarysiu. Smėlio padarysiu bokštą. Aš noriu tiesiog rasti tas 3 galvas ir tiesiog parskris namo. Bet jeigu mane paeis per video, tų 3 gal tai aš tiesiog už kadrą nuvarysiu. Nes aš tikrai, man to padarysiu kaip Edvis. Nuvarysiu kažkur toli nuo namų, pavyzdžiui, nuvarysiu kažkur. Blet, man reikia, kad lytų, man reikia tridento, aš panašiau, kad... Blet, čia niekur nelyja, eik tu, aš pamiršau, kad čia savana. Eik tu. Tarkim, tai jeigu norit 12 dalies Minecraft, kaip aš manau jau veiksiu, arba eisiu ieškoti netherite'o, nežinau, man atrodo, aš kitą versiją pasidarysiu, pasimsiu lovų, bet aš prieš tai už kadro padarysiu reidą, nes man totemo reikia, nes jeigu aš tiesiog sprogdintamas lovas susisprogdinsiu, manau, aš padarysiu reidą, gausiu gal kokius 2-3 totemus, arba aš filmuosiu, bet aš nenoriu filmuoti, kaip aš
darau reidą, nes jau jūs matyt, kaip aš darau reidą ir vos kaip nepastipaunu, bet tai viso gero.